Labas, Gerda. Sveika. Sveika. Mes šiandien su Gerda susitinkam su viena užduotim pakalbėti apie ugdymą šeimoje, apie ateities mokyklą, apie vaikus, kodėl tai yra tikslinga, kokia ta prasmė. Ir Gerda jau yra susipažinusi savimi, pajautusi, ką reiškia ugdyti vaiką šeimoje. Pati dar esu tik link to ir išgirdusi gal Gerdą bus lengviau apsispręsti. Nors ir taip turbūt esu apsisprendusi tiesiog klausant, girdint Gerdos ar kitų moterų jau patirtį, tiesiog visų vidum pasijaučia tas tikslingumas ir prasmė to kitokio ugdymo ir kitokio požiūrio aplamai į mokslą. Ir apie tai noriu šiandien su tavim pakalbėti. Tai pirmiausiai, Ačiū ačiū tau. tau, kad tu atlėpiai į tą, mes vienai kitą turbūt atlėpiam, tu vienai pajutai, aš tave kitai pajutau, kad norisi tiesiog skleisti tai. Ir kai pati ieškau tos informacijos, nu, kai aš jau paklausiau kažkieno žmonių, tai tada atlėpia žmonės, bet taip, kad taip, sakykime, būtų kažkur informacija, gal aš neužmačiau, bet tokio video ar kažko tokio, kur paklausius tiesiog pajaustum per tą žmogų, ką jam ir jo vaikui davė tas ugdymas šeimoje. Tai gal pradėkim nuo to, kad tiesiog kaip visą tai atėjo į jūsų šeimą ir apie savo vaiką, gal kodėl nepavyko toj kitoj mokyklai išlikti. Ačiū tau, Aušra. Žinai, kai daliniesi ir ateina mintis, kad kai nėra tai aktualu, tai informacija ir nepasiekia. Tiesiog, kai gauni tokį impulsą vidumi, kad tas pats ugdymas šeimoje ar ta pati privati mokykla ar ne kitoks sektorius atlieptų tavo pačios kaip mamos ir vaiko šeimos poreikius, ar ne? Nes susidūrėm su tuo, kad, tarkim, atvirai ar nekalbant, mano pirmagimis, kadangi pati turiu 3 vaikučius, bet pirmagimis nuo pat mažumės labai aktyvus ir ką stebėdavo aplinka, ar ne, kad jis tarsi, nu, vat kitoks. Ir nuo pat darželio, tada mokyklą, jis ėjo į 1 ir 2 klasę, mokyklai standartiniai susidurdavo tiesiog su sunkumais, ar ne, ir mokytojų tam tikri atsiliepimai, kad nu, kažkas, vat, kad ir su to vaiku, tarkim, ar ne. Tada tokios atmintis, kad tiesiog reikia kažką daryti, nu, vat, kažkas čia, kažkas ne taip. Tai atėjo mūsų gyvenimą vat, privati mokykla, kurią jis lankė praeitais metais 2 mėnesius, bet atsitiko taip, kad 3 klasėje nebesusirinko grupė. Tiesiog, sako, va 3 klasėje nu, vietos nėra, ar ne? Ir tada galvoju, nu ką dabar daryti, nu vat grįžti į mokyklą, nu kažkaip tiesiog nėra to vidinio sąskambio. Ir tada ta informacija pasirodė apie ugdymą šeimoje, iš vienų lūpų išgirstų, ji mane atrodo susirado, ar aš ją dabar nežinau, bet vat irgi taip pradėjau sklandyti aplink mane, pradėjau domėtis tuom ir taip gavos, kad nu, vat, nuo šių metų rugsėjo 1 dienos vis tik taip oficialiai pradėjom ugdymą šeimoje. Iš tikrųjų, dar kas buvo anksčiau, atrodo, aš pati to nesugebėsiu, čia per sudėtinga, neturiu kompetencijos tarsi ar ne, nu, kaip ir manau, kiekviena mama, kiekviena tėvelė, kuris tai pradeda, atrodo, aš nieko apie tai nežinau, nu, kaip aš galiu dabar to imtis. Bet mano kompasas, va tas vidinis vedimas ir vidinė pajauta, širdis, ar ne, kur žinojimas, kad tai man, mano vaikui, mano šeimai geriausias variantas šiuo metu. Nes taip apie ateitį, ar ne, galiu numatyti, nuspėti, kad nežinau iš tikrųjų, kaip bus, bet va šią akimirką, va ta pajauta, kad tai yra geriausias variantas.
Ir kadangi viskas materijoj tai pradėjo dėliotis greitai, iš tikrųjų, nu, tos žinios ar ne, kad galima šitaip, kad pati ta informacija, kuria mane pasiekė. Na, o kai pradėjom tą ugdymą šeimoje, tai visko buvo. Iš tikrųjų, pusę metų mano pačios didžiulė transformacija, kur iš to standartinio tokio mąstymo pati transformavausi, vadinkim, ar ne, kad vis tiek tam tikros dalis nori, atrodo, taigi čia reikia mokytis, ar ne, tai čia reikia, tai čia neišmoksi ir tarsi girdi iš savęs tai išeinant, bet ir girdi, kad tai, nu, tarsi aplinkos, vat, šitie visi žodžiai. Tai buvo ir daug verksmo ir viso ko, bet tas pusę metų man toks kaip štampas vieno etapo praėjimas. Ir vat kai praėjo jau, ar ne, sausis, vat vasaris, kovas, aš jaučiu tame jau atėjančią ramybę ir tą patį lengvumą, džiaugsmą. Nes ką pajutau, tą didžiulį skirtumą, kai manyje nebelieka ir vis mažiau yra tos pačios kontrolės, tokios, ar ne, kuri labai apsunkindavo mane pačią ir kur, ar ne, galim pastebėti, kad tas ugdymas ant to tarsi buvo pastatytas, ar ne, va, ta kontrolė, tas toks, kad tu čia turi, o jeigu, va, na, tarsi kažkaip galbūt į to ir nesinori plėstis, ar ne, kaip jau buvo, tiesiog norisi žiūrėti į priekį, ką galime sukurti kaip tėvai visų pirmiausia per savo būseną, ką aš vat irgi patiriu, kada mano būsena yra lengva dienoje ir pradedu vaiką įvesti į ugdymą per tą patį lengvumą, džiaugsmą ir kaip visa diena išsiskleidžia ir ką turėjau patirtyje, kai tarkim irgi per tokį, ten man galva skauda kažkas, vat, ar ne, pati blogai jaučiuosi ir iš to tokio, kad vat, reikia mokytis. Nu, ir niekas iš tikrųjų nesigauna, nei visų pirma, vat, tas ryšys su vaiku. Ką pajutau, kad svarbiausia yra per tai, vat, mezgasi tas ryšys su vaiku, per pačios būseną, kaip aš tą dieną pradėsiu, kaip į jį žvelgsiu, ar ne. Tai gal šiek tiek šokinėju, labai tos mintis, atrodo, tiek daug visko norisi papasakoti ir tą, ir aną, tiek daug visko įvyko, dar nėra pilni tie metai, bet iš tikrųjų iš to pasirinkimu labai džiaugiuosi, labai nežinau to kelio atgal, nors per tą pusmetį labiau būdavo iš tokio emocinio fono ir pas vaiko, ir pas mane pačią, kad grįžt į mokyklą, atrodo, ar ne, kad bet vidus žino, kad ne, tai nėra tas kelias, į kurį vat, einam, kur vaikas gauna tą visapusišką ugdymą. Nes vis tiek, kaip bebūtų, viskas prasideda nuo mūsų šeimos ir kai vaikas gali visą dieną būti tame, toj dienoj pilnumoj savimi, tai yra labai labai gražu. Labai gera tai matyti, kada vaikas tiesiog skleidžiasi be tos skubos, kad tau reikia, kad tu privalai, kad tu turi, nes mes jau suaugę, ar suaugęs žmogus, ar vaikas niekam nesinori to, ar ne, spaudimo. Kas atsitinka, tada labai sunku yra, nieko nebenori. Tai ką pavyksta ugdyme šeimoje, tą lengvumą, tu planuoji savo dieną kaip jį teka, kaip norisi, ar ne. Ten nėra tokio, bent jau pas mūsų, žinoma, kiekviena šeima, jie turi savo, ar ne, tempą, savo gyvenimą, bet pas mūsų nėra to skubos, ar ne, ten ryte atsikeli, tu išsimiluoji, papusryčiauji, yra tas tiesiog jautimas, ko šiandien norisi, ar ne, į ką reikia daugiau sutelkti dėmesį. Galbūt vieną dieną skiriam daugiau matematikai, lietuvių, pasaulio pažinimui ir stengiamės per tą gyvumą mokytis, ar ne? Per aplinką turbūt, per tai, ką gali paliesti, pačiupinėti, pamatyti, pajausti.
dar vat šito stengiuosi tą, nu, kaip įvaldyti savaime, tokio gyvo patyrimo, nes aš suprantu, kad pati esu dar tame mokymosi kelyje, nesakau, kad aš čia dabar jau čia man viskas lengva ir kad ten visos dienos mūsų yra labai labai va tokios gražios, jų būna visokių, bet aš jas priimu ir matau plačiau, vadinkim, ar ne, kad jeigu kažkas ir sunkiau, tai vat vėl einu į save, kaip susitvarkyti tą pačią būseną, visų pirma su savimi, kad man pačiai būtų gera, kad aš galėčiau prisidėti prie jo visapusiško ugdymo. Man vat labai patiko, mes vakar, kai meditavom, va tavo irgi va tas suvokimas, nu vat kai jis sako, mes, ne, vat mūsų karta, mes baigėm mane mokyklą, tai darėm tai, ką reikėjo, ką liepė ir tik po mokyklos ieškojom, o kas aš esu ir ką aš turiu veikti. Tai vat, kad pradėti mokinti, nukreipti vaiką į tai, kas jis yra iš pradžių, kad tu pirmą atrask save, o tada eik, o ne pirmą daryk, ką liepia kiti ir tada ieškok savęs. Ir tada mes tokie, vat, po to tokio auklėjimo ar vedimo mes tokie pasimetę ir net nebežinom nei kas mes esam, nes viena mintis galvoje sako tą, ką mama sakė, ką tėtis sakė, ką ten visuomenė sako ar dar kažkas, o kur aš tas, tas tikrasis, kuris nori kažką vat patirti. Ir jis tiesiog nebeprastalaužia, arba va, kiek mes turime dėti tų pastangų ir lupinėtis iš savęs ir atpažinti ir pasirinkti. Tai, nu, vat, labai jaučiasi iš vidaus, kad, nu, vis tiek jau tos naujos sąmonės, tie vaikai, kurie ateina ir vis jaunesni vaikai, kurie ateina, jie jau ateina tos kitokios struktūros, kitokio to mąstymo, kažko nebeturi. Ir aš pilnai tikiu, kad jau tie vaikai nebeteina mokintis per skausmą. Ir jie nebeteina tų rinkti patirčių, jie tiesiog nebepasiduoda tam, jie tiesiog iš šono gali atrodyti, kad jie priešinasi, kad jie nepaklusnus, kad jie nepatogus, kad jie nemandagus, bet jie tiesiog negali susitaikyti su tuo, kas jiems atrodo neteisinga. Mums kažkaip palaužė šitą dalį. Mes tiesiog dėl išgyvenimo, dėl tų visokių kitų dalykų, bet tas sąmonėjimas tiek kolektyviškai, tiek visuomeniai ir visoje žemėje, matyt, daro tą įtaką, kad jau gali prasimušti, tik tiek gaila, kad dar vat, mokykla, sistema, ten švietimas dar nėra atsivėrę ir pakeitę mąstymo, kad jau kitaip reikia elgtis su tais vaikais. Ir gal šiek tiek vat, papasakosiu tai, kad mes esam grįžę iš užsienio, iš Norvegijos ir ten visiškai kita sistema ir visiškai kitoks tas tempas ir mokinimosi greitis ir ten tikrai 3 metai vaikas ėjo mokyklą ir kiekvieną rytą keldavosi su džiaugsmu ir noru eiti į mokyklą, nes ten, nu, tiesiog gera būdavo būti toje mokykloje ir grįžti po tos mokyklos. Ir grįžus į Lietuvą, nu, kaip ir žinojau, kad bus iššūkis, kad bus kitaip. Bet kad bus taip stipriai ir, kaip sakau, mes vėl esam skirtingi ir kažkas gali sakyti, nu gal čia vaikui, nu, kaip meškos paslauga, čia, žinai, užsidarysi namuose, jau jį vos nešiltnamio sąlygom auginsi, tai kaip jis ten eis per tą gyvenimą. Bet irgi aš manau, tai yra senas stereotipas ir tu gali tas įdėkti vertybės ir šeimoje, ir per save, ir per nu, aplinkoje nebūtinai reikalinga ta mokykla, kad patirti ten, nu, per skaučius dalykus. Kaip tau tai jaučiasi? Man tai apskritai yra gražu matyti tą evoliuciją, ar ne, evoliucijos kelią. Tiesiog su kuo susiduria dauguma žmonių, bet ar ne, baimė ir savos patirtis. Bet tų baimių ir patirčių šiuo laiku jau nebėra. Viskas, mes nebeinam į tai, kas buvo prieš 20 metų, mes nežengiam žingsniais atgal ir ne kaip mokino prieš 20, prieš 10 metų. Ir viskas evoliucionuoja, viskas kinta, keičiasi. Tai ir tos vat, vaikų sąmonės vaikai ateina jau to vat, parodyti, kad mums tai nebetinka. Ar ne, tu ten gali jį laužti, gali ten šturmuoti, bet nei vaikui gerai, nei pačiam jau saugusio, aš manau vis tiek mes kiekvienas jaučiam, kiekvienas, ar mes einam į savęs pajautimą, sąmoningėjimą,
kiekvienas vis tiek turim tą pajautą, ar tam tikras veiksmas tinka tam žmogui, ar ne, man pačiam, kaip aš pati vat, jaučiuosi, kai ten, tarkim, rėkiu, ar aš pati nuo to gerai jaučiuosi. Na tai jau nebeduoda tos galios, ar ne, per tą prievartą, per tą sunkę tokią energiją. Na, tiesiog ir einam į tą evoliuciją, į tą kismą. Visai kitaip negu buvo prieš tos pačius 5 metus. Tikrai taip. Tai, tai vat ir jaučiu tą tiesiog lengvumą į tą patį ugdymą žiūrėjimas, lengvai į tą mokymąsi, kad patirti tą patį džiaugsmą, norėti mokytis. Ir vat mano sūnus irgi jis dažnai ar nesako, kam to reikia. Ir vat ieškoti kaip saugusiojam pačiam ar ne atsakymo, nu iš tikrųjų, kam tau to reikia. Nu yra tos informacijos, kur iš tikrųjų mes iškaldavom, bet ar mes ją panaudojam šiandien, ar tai tik tai kėlė mums stresą, baimę, kažkokius ar ne neigiamus jausmus. Ir dabar pagrindinis tas ir yra atsakymas, kam to reikia. Nu, vat ar ne, kad ten kalti dabar atmintinai kažką, tai kas ugdosi tuo metu, ar tu gali praleisti vat laiką žvelgdamas į tai, kas tau patinka ir veikti tai, kas tau patinka. Ir tame, kas tau patinka, ten yra ir ta pati lietuvių kalba, ir matematika, ir nu, daug dalykų, saviugda, ar ne? Kad plačiau galima pasižiūrėti į tas situacijas, tai mokymasi. Tai čia irgi vat, reikalingas pokytis mąstymė, nes buvo tikima, kad vat, kuo tu daugiau turėsi žinių, vat, ką tu išmoksi, perskaitysi, tai jau tą savyje turėsi ir jau bus tau kaip tarsi kažkoks pagrindas susikurti, nu kažką, ar ten karjerą, ar ten darbą gauti, ar kažką. Bet kas jau praėjo tą virsmo kažkokį tai laikotarpį arba tą savęs pažinimo kelią, jau atpažįsta savim, kad visa tai, kas buvo diplomai, statusai, visa tai nukrenta, visa tai nebeturi visiškai jokios prasmės, nes jie palieka tiesiog kaip popierius, bet tai, kas yra tavyje, kas yra viduje, kai tu pažįsti save, kai tu atveri savo sąmonę, atveri savo sluoksnius, tada pamatai, kad visa informacija jau yra tavyje. Ir ta tikroji informacija ir pačiai yra tekę patirti, kai užsirašo tokia informacija, kurios niekada nesimokiau, kurios niekada nebuvau niekur girdėjusi ir tiesiog, nu, protas sako, kaip tu gali užrašyti tai, ko tu nežinai. Nu, tai va tai yra tas toks pavyzdys, kad protas arba proto tas mąstymas sako, kad tu turi iš kažkur gauti, kad tu žinotum. Bet naujasis mąstymas arba tas per savęs pažinimą mąstymas yra, kad informacija ateina, kai atsiveri. Ir ateina ta informacija, kas yra tavo kaip unikalumas, kas yra tavo kaip duotybė. Ir čia nebereikia to prievartos arba to reikalavimo, iš kur tu turi gauti tą informaciją. Jinai tiesiog liejasi, jeigu tik leidi žmogui atsiverti. Bet vat kas vyksta, kai tave spaudžia, kai iš tavęs reikalauja, greičiau, greičiau, tą padaryk, arba negerai padarai, netobulai padarai, ten klaidas padarai, tai tiesiog mes vėl nu, ar tiek mes, ar mūsų vaikai, jie užsiveria ir vėl gaunasi, kad tu per uždarytą bandai įkišti. Tai vat vėl gaunasi, kad tik paviršių, vėl paviršių tik tai. Ir, ir vat matosi, vat kaip ir tu pasakoji, tas džiaugsmas tų vaikų, kai jie pagauna tą gyslelę, kur vat, aš noriu, bet ne iš to, kad kažkas vat, pasakė palei pamoką, ar tiesiog vat, noriu piešti, noriu kažką daryti, kažkokį darbelį daryti, bet iš to, kad iš vidaus tas eina. Ir tada numatosi, kad užsidega ir akise tas ir džiaugsmas, ir tas noras, ir supranti, kad tas vaikas, su juo viskas yra gerai. Jis tiesiog neįtelpa į tą reikalavimų rėmą, kuris yra kažkieno sukurtas ir kažkam sukurtas. Bet jis yra daugiau uždarimui, netidarimui. Bent jau aš taip jaučiu ir savim, ir per vaiką. Ir va tas todėl ir kelia klausimą, ar tikrai aš noriu vaiką uždarinėti ir jam kūnas atmetinėja, pykinimai, vėmimai, galvos skausmai, nu, kur tiesiog tai yra tokie dalykai, kurių nebesinori ignoruoti ir sakyti, nu, tau čia viskas gerai, tu turi eiti į mokyklą ir aš nieko nenoriu girdėti. Tai yra tiesiog tada mano atsakomybės arba užsimerkimas, kaip sakant, kaip tos tručio nosies įkišimas į smėlį ir apsimesti, kad čia viskas yra gerai. Ir kai didžioji dalis žmonių taip masto,
kad čia yra viskas gerai, mes ir negalim pakeisti, negalim išsireikalauti tos kitokios sistemos, kitokio to mokymų, kad tas ugdymas šeimoje gal atsirastų kiekvienam miestelį, nereikėtų ten brautis per pusę Lietuvos, kad nuvykti tą mokyklą, kad tai būtų va, taip kaip įprastų va, šitų mokyklų pasirinkimas, taip ir tų mokyklų pasirinkimas. Ir tada gal ir tėvam būtų lengviau. Na, aš suprantu, tai yra progresas. Kažkada, jeigu čia atsuktumėm kelis metus atgal, gal iš vis net nebuvo tokios mokyklos ir gal tik buvo viena kažkokia, paskiau tik tais kita. Vis tiek tai yra tas pokytis. Tiesiog dar tas gaila, kad ir iš valstybės nėra to palaikymo šitame dalyke, kai pakalbėjau su mokykla ir sako, kiek mums reikalavimo, kiek spaudimo, kiek dar kažko, kur tu turėtum kaip tik džiaugtis, kad kažkas nori. Turėtum džiaugtis čia mūsų mąstymu turbūt. Bet kažkam tai yra nepatogu, kai žmogus atranda save ir atranda savo unikalumą ir supranta, kad jis nebegali būti vergas, nebegali būti ta, kuriuo kontroliuoja, prieš kurį smurtauja, jis tiesiog prisimena save, jis tiesiog žino savo galę, savo vietą ir savo unikalumą ir jis tada yra, tiesiog jis yra laisvas. O kaip žinom, kol kas laisvų nelabai nori. Nelabai nori. Bet vat, viskas ir prasideda, žinai, vat, nuo mūsų, nuo tėvų, kurie pradeda rinkti save, pradeda girdėti save, pažinti save, ar ne? Ir kai vat, tu sakai apie tas pačias vidinės žinias, kai jos vat, tiesiog atsiveria tas prigimtinis dalykas, ar ne? Vat, pati prigimtis, kai pradedi žinoti, kas aš esu, tiesiog plačiau, tai tada ir norisi to kito kelio, ar ne? Kaip sakai, vat, valstybė, į tiesiog pripratusi, ar ne, vat vienoj, vadinkim vėl sąmonėje, ar ne, gyventi ir, nėra to atsiverimo tam. Tai vat mes tėveliai ir pradedam tą patį pokytį, ar ne, kaip patys pradedam eiti į save ir pamatom, kad ta informacija, kuri tiesiog pasiekia vaikus, jie, nepadeda tai prigimčiai vaikui atsiverti, individualizuoti, ar ne, kad būtų tai, kas jis yra, kuom jis gimsta, kokį jis atsinešė savo duotybę, ką jis turi išskleisti šiame pasaulyje, šioje žemėje. Tai man tiesiog ir yra džiaugsmas, kai mes kaip tėvai susikibę rankomis, vienas ar nepradeda tą kelią, tada duodi ranką kitam, padrąsini, tiesiog įkvėpit su tuo buvimu, kad čia su tuo keliu yra viskas gerai, tik tai vaikas dar labiau atsiveria, jis tampa laimingas, jis nebeskauda galvos, nebepykina, nebevėmė ir nepatiria to streso, nes iš tikrųjų, kai tu irgi sakėjai dar vakar, kai kalbėjom, kad aš taip pat, ar ne, aš buvau tas stropi mokinė, mokinausi iki 12 klasės, vos išlaikiau egzaminus, ar netrodo, aš ten nors mokinausi, aš ten stresavau ir panašiai, tada įstojau, pabaigiau studijas ir kas atsitiko? Depresija, nes aš nenoriu to dirbti, ką aš pabaigiau, ir tada kas aš esu, ką man daryti, aš, tarsi, to savęs nepažinau per tuos metus, tarkim, išmokti akademiniai dalykai, bet tačiau kas atsitiko, kai tu, paėmė tada vieną knygą, ten, tarkim, aš pradėjau nuo pasąmonės galia, ar ne, ir ta, atrodo, knyga man pradėjo vibruoti, o, čia kažkas yra, ta tiesa, kur aš nuo jos pasijaučiu gerai, ar ne, tos pačios mintis, kaip mintį savo valdyti, savo būsenas, ir ta, atrodo, ta kūryba sužadina tą mano vidų, kur aš tada galiu tada, viską imtis, ko aš noriu, vadinkim, ar ne, ten atėjo tiesiog toks pasiūlymas dirbti man darželyje. Ir tada man buvo toks, tuo metu aš baigiau darbą, ar ne, universitetą ir man pavyko ten įstoti, pavyko pabaigti. Tada tiesiog sugalvojau po kelių metų kitą profesiją ir tu gali visą amžinybę mokytis ir tau atsiveria tie dalykai, jeigu tau reikalinga ta patirtis, ar ne? Ne tai, kad tiesiog dabar turi nuo 1 iki 12 klasės ten stresuoti, kalti, mokytis, bet tu bet kada gali prieiti prie tos informacijos, ar per savo vidų, ar per išorę, bet tu, visada gali ją pasiekti, kai tau yra tikslinga ir reikalinga. Tai tiesiog norisi, ar ne, tos daugiau
pačių kaip tėvelių to lengvumo, pasitikėjimo, tikėjimo ir tokio, ar ne, išeinant iš tos vat, paprasčiausiai kontrolės, nu, sukontroliuoti viską ir save, ir aplinką, atrodo, žolė net ten auga, reikia ją vis tiek, kad ji augtų ten, ar ne tas pats vat, ir su vaikais, kad atrodo, nu, va, jis ten per garsiai šneka, ar ne, ir nu, norisi jį nutildyti, kad tu ten Taip, tyliai būk, vadinkim, ar ne, bet, taip, nu, vėl tai apie ką tai yra. apie mus pačius. Ir, ir vat dar tokia mintis, kad nu, vis tiek tie mūsų vaikai, jie kopijos, jie mus, kaip sakant, jeigu mes nesugebam savo gyvenimo įnešti tokio naujumo arba kažkaip kitaip žiūrėti, tai jie irgi eina su ta tokia, nu, sunkia ta energija. Bet kai vat, irgi išgirdau tokį komentarą, tai tu čia nori ant savęs užsikrauti tarsi naštą, nu, ta prasme, kam tau čia reikalinga dabar užsidėti savo tą mokymosi darbo, kai kažkas kitas gali padaryti. Nu, tai vat irgi, gal irgi daug tėvų gal sustabdo šitas toks ar mąstymas, ar toks komentarai iš kitų, kad tai bus tau, tarsi savo gyvenimą atiduosi, tarsi savo laiką paukosi, kur galėtų kažkas kitas daryti. Kaip, nu, va, tu jau esi tame. Ar tu jauti kažką tokio, ar kažkaip kitaip tau jaučiasi? Aš suprantu, kad vat, prieš 5 metus, kad ir prieš 3, prieš 2, aš taip pat būčiau galvojus, bet kai pakeiti požiūrį, tiesiog pamatai tą prasme, vardan ko tai darai, ir man tas atėjo galbūt dar su 3 vaiko gimimu, kad aš pajutau, kad tai yra mano savirealizacija vaikuose, ne tai, kai, vat, ar ne, ten 1, 2 gimė ir tarsi ką man reikia daryti dabar, un, vat, man tarsi su mano karjera, ar ne mano, ir tas buvo stop, stop, stop. Tu vat Gerda, va čia yra tavo pagrindinė mokykla. Ta prasme, kiekvieną dieną įvaldyti save, savo būsenas, ar ne, mokėti laviruoti ir atrodo, vat kai gebėjau su vaikais gyventi, tau jau visas pasaulis atsiveria. Nu, tarsi tu jau viską gali padaryti, nes tiek įgūdžių kiekvieną dieną tu patiri, kad tiesiog atrodo, vat, pačiai toks augimo dideliais šuoliais momentas. O į tavo klausimą dar toks, kad aš nu nepajaučiu to, kad aš save nuskriaudžiau, vadinkim, nu vat kažkaip ar ne, kad aš save tą naštą užsidėčiau ant pečių. Aš jaučiu tame tą patį džiaugsmą, kad aš galiu prisidėti prie vaiko visokiojopo ne tik tai ateities, bet ir dabarties buvimo kokybiško, be to, kai pareindavo iš mokyklos ar ne, ir visas tame vat, neigiamume, nepasitenkinime ir kad ten vat, tas ir tas. Ir taip iš aplinkos girdisi, kad tas tarsi, nu, kaip tu sakei, ar ne, šiltnamio sąlygos, bet čia aš nejaučiu tų šiltnamio sąlygų, nes vaikas kiekvieną dieną ir bendrauja su vaikais. Ir kaip tik jis labai turi daug tos saviraiškos laisvės, kur jis nėra tik tai man prie kelnių, ar ne, ir tik tai įsikibęs į mane ir daugiau nieko nenori. Kaip tik yra tas nėra to neigiamos įkrovės, tų pačių patyčių, ar ne, to pačio, kur vaiko kelyje, kai jis yra mažas, labai tai skaudžiai paliečia ir ne tai, kad tai augina, aš nežinau, ir mano vaikystėje manęs tai neaugino, kažkokie žaidinėjimai, kažkas ar ne, ir kai tu gali pilnai kvėpuoti, bet tų neigiamumo atspalvių, tai vaikas, nu, jis tiesiog turi savo tą ašį, jis auga į tą ašį, į pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą aplinką, ar ne. Ir ten taip yra tų atgarsių, kaip jam vieną dieną bus, kai ten kažkas vat, kažką pasakys. Sakys. Bet ta šis jau pas jį auga, jo vertybės auga, jo matymas, ar ne, kaip mes kaip tėvai bendraujam, vėl tame švelnume, apsikabinime, ne tik tai, kad kažkokioj vat, pastoviai reikalavime, o tai ir yra tas auginimo sodas, kuris nu, auga, tiesiog auga mūsų vertybėse ir tada mes galim daugiau laiko skirti kalbėtis, bendrauti, ar nepareina ten, taip sako, kažkur kažką pamatė, pasižiūrėjo, ten būna baisu, bet apie tai kalbamės, nebėra to tokio kažkokio, kad tu pats su tom irgi turi dabar susitvarkyti. Esam mes, ar ne, dabar vat, kaip tėvai,
mes esam kaip šeima ir kartu dabar, nes tam, kad tu būtent ir užaugtum stipriu, vat matydamas viską, ne tai, kad mes slepiam dabar viską nuo jo, ar ne, kaip tik mes galim apie viską kalbėtis taip, kaip yra. Ne tai, kad, nu, va, tu ten užaugsi, sužinosi, ar ne, ar ten, va, tau dabar mokyklai pasakys, bet mokyklai vėl, ar atitinka mūsų kaip tėvų vertybės, tai, ką, va, ar ne, ten pasakoja viena mokytoja, kita mokytoja, ar jie atitinka mūsų tiesą. Vis tiek tie vaikučiai gimė pas mūsų, ar ne, tai mes tas vertybės ir išskleidžiam. Jie pasirinko mus kaip tėvelius, ar ne, nu tai Mm, aš tame matau tik tai grožį, bet ne naštą, nes tas ir buvo suvokimas. Dar vakar, man atrodo, mačiau tokį vaizdą, ten Facebook'e pasidalinta, kad mamytės, kuris etapas jums buvo sunkiausias - nėštumas, ten vat, gimdymas, žindymas ar auginimas. Ir aš nuoširdžiai pasidžiaugiau kiekvienu etapu, nes aš nematau tame naštos, aš matau tame grožį, prasme, Mhm. dėkingumą, visai kitas būsenas ir jausmus. Ir ne tai, kad aš dabar vat, noriu skelbtis, kokia aš čia šaunuolė, bet aš iš vidaus tai jaučiu ir patiriu tą, kad tiesiog Gerda tu pati pakitai. Ir vat, nu, tiesiog aš jaučiu, kad subrendus prisimti tą pačią atsakomybę ir nebe atiduoti kažkam, kad jūs dabar išmokinkit, bet aš tiesiog jaučiu savimi, kad, na, aš galiu tai daryti be kažkokio, vat, ar ne, kad aš našta čia man. Nu taip, jeigu tai yra mintise, kad tai yra našta, tai ir Taip yra ir bus. našta. Bet jeigu tu prisijami tą džiaugsmą, atsakomybę, kad tai yra dovana, kad aš galiu tos vaikus ar ne mokinti, kad jie vat, nori būti kartu. Žinai, dar kaip iš kitų tėvelių sako, nu taigi jūs šiandien autoritetas. Kažkaip šiai dienai nejaučiu, kad vaikas būtų tas pats, ar ne, nu, jis nori tik apsikabinti, jis per dieną daug kartų sako myliu, jis piešia gražiausius piešinius, nėra, jis kažkaip, nu, net nesako dabar, ar ne man, kad tu mama nežinai, kad tu va čia kažkaip, Mhm. aš jaučiu tik tai tą stiprėjantį ryšį kiekvieną dieną, nors pradžioj, kai tik tai pradėjau tą ugdymą, galvoju, mums tas ryšys kaip tik bus labai nutrūks, nes tarsi, nu, va, per daug laiko skirsim kartu, ar ne, ir dar, kad vaikelis, nu, aktyvus vaikas, ar ne, atrodo, čia mes bus negerai, tarsi buvo tokios mintis, bet sakau, kai jau praėjo daugiau kaip pusę metų, aš galiu pasakyti tikrai, kad ryšys jis tapo brandus, jis tapo visiškai kitoks, nors per dieną ir būna kažkokių tai konfliktų, nesusitarimų, atlaikymų savo ašies kaip mamos, kaip tėčio, ar ne. Per dieną tų rolių nukeitinėjasi, mes būnam ir lygiai vertus, būnam vis tiek, ar ne, kaip aš jam ir sakau, aš nu, esu mama, yra tėtis, mes esam tie vedliai, ar ne, nėra, kad viskas dabar palei vaiko norus, palei vaiko viskas atvyksta. Esame mes komanda, bendradarbiaujame per dieną ir keičiasi energijos, keičiasi visa kas, bet kad sakau, reikėtų žingsnį žengti atgal ir kad dabar į mokyklą mano vidus ir aš pati to nenoriu, nes aš jaučiu tą gilę prasme visakame vaiko individualume, augime, jo visapusiškame išsiskleidime. Mhm. Ir turbūt ir apie tą ateitį pakalbant, vat kaip tu išjauti ateities, ar tai tą švietimą, ar tą mokyklą, ar kažkas į kitką, vat, dabar yra tas ugdymas šeimoje, tokia kaip tarpinė stotelė, kaip tau jaučiasi, ką tai gali išeiti. Man, žinai, ir yra tas momentas, kad nori, atrodo, jau dabar, bet yra tarsi dar ta bendroji ugdymo visa vat, sistema, ar ne, kurias nu, mes turim laikytis tarsi šiai dienai, bet aš tikiu, kad ji vis laisvės ir nebebus tokio linijinio to mokymosi, kad va dabar ar ne trečiokas turi mokėti ten tą ir tą, vat tą ir tą, nes mes ir šiandien, tarkim, turim ten tą programą, ar ne, kurią turim laikytis, bet kas įvyksta, kad apėmė daug daugiau ir plačiau. Kaip aš tikiu, netgi ten vat, mes paliečiam ir 5. ir 7. klasės programą, jam kažkas yra įdomu, tai būna tas toks iš šona tas ir viskas, tu nerk visam savo gilyje, tyrinėk tą temą iki kol tau, vat, ne tai, kad stop, ne, čia jau 3. 7. ar 9. klasės dalykai, ar ne, mes va tas ir yra platumas šiai dienai, ką galim padaryti ugdymo šeimoje, kad nu neapsiribojam ten tik tai
ta paduota informacija, kuri yra palei programą. Bet norėtųsi iš viso, kad jau ir nebebūtų tos programos, nu, tokios, žinai, kad vat, reikia laikytis būtinai, kad pavyktų vaiką įvesti į tą, vat, jo, kaip kalbėjau, prigimti tą savastį ir leisti dar daugiau tame skleistis, ar ne, kad vat, irgi ėjo tokia vat mintis apie tą pačią muziką, vaikas, kuris jaučia nuo mažumės va, tą muziką, kad leisti jam kuo daugiau tame skleistis, nu jaučiasi kaip ir ten smegenys, neuronai junginėjasi, suprasti daug daugiau tos dalykus plačiai, o ne tik tai va siaurai, kad dabar ne, reikia mokytis balsės. Taip. Nu, tie ir tokie dalykai, nu, kaip vyras sako, aš ir dabar nežinau, kas tas yra ir kam man dabar to reikia, žinai. Nu, tarsi tą visą visumą, tą plačią tokią, o ne tik tai vat, siaurai ir nuobodžiai. Ir patys vaikai jau kalba apie tai, kad nu, vat, nuobodu, ypač mano sūnus, kuriam jam yra per tą judesį, per tą gyvą veiklą, pažinti dalykus, kaip veikia, kaip juda, jam labai eksperimentuoti patinka, vat, eksperimentai ir žiūri eksperimentus, vat, ar ne, ir paskui pats. Tai va ta laisvė, ne tai, kad įduoti telefoną ir tu dabar čia, žinai, telefonę. Nu, aš nejaučiu to tame augime, bet ta vat, vidinė, ta, kai tu iš savęs, ar ne, pradedi vat, iš to nuobodulio veikti dalykus, kurie, nu, tavo atsineštiniai ir aš tuom, vat, nu, tikiu. Ne tai, kad reikia tai pradėti 50, kai tu ten, ar ne, pabaigiai mokyklą, ten karjerą, vaikai, bet jau ir dabar, kai tu jau, nu, jau gimsti, ar ne, ir vat, su trečiuoju vaiku dar yra kitoks, ar ne, vat, dabar, kai mano vat, vaikeliai trečiajam 1,5 metų, aš jau jį matau dar vat, kitokį ir tame ugdyme, tas ankstyvasis ugdymas, matau, kokios jos smegenys dabar yra aktyvius priimti informaciją iš aplinkos, ar ne, ką mato, ką girdi. Ir, sakau, pas mus kelis kart per dieną ta pati klasikinė muzika, nes matai, kaip vaikui tai atliepia visus vidinius poreikius, atrodo, tos vat, augimo ląstelės, jos tiesiog skleidžiasi. Na, tiesiog man labai gera, kad galiu dabar išvelgti tą grožį dienoje visame kame. Tiesiog tame ugdyme šeimoje, buvime su vaikais, o ne apie kažkokioj vat, atskirty. Labai, labai vat, priminė apie irgi vykusią meditaciją, kai vat, sako visame kame matyti tą grožį, kad nesiekti to tobulumo, nesiekti to kažką vat, susikurti politai, kaip reikia, kaip turi būti, bet kad ir kaip ten vyksta, matyti tą grožį ir pamatyti, kaip visame gali vykti ir tas augimas, ir tas plėtimasis, ir tas gylis, ir pažinimas. Ir nevertinti, nesakyti, va čia kas yra blogai, kas yra gerai, bet tiesiog tai yra gražu. Gražu, kad va, per tai gali kažkas išsivystyti, kažkas gimti, kažkas susikurti. Ir pabaigai, ką va, tiesiog norėtum dar pridurti, ar nuo savęs, ar tie, kas klausys šitą video, tai kas jaučiasi. Man toks, žinai, kaip kalbėjai apie tai, kad vat, nevertinti ar ne, bet buvo tas etapas, kai atrodo, vat, nu, neišeina pačiai, vat, ar ne, būti ten priimančiai visą, kas vyksta. Tai tiesiog leidimui savo būti taip, kaip būnasi šiandien, žinai, tas toks nuo savęs neplakti, kad aš, nu, vat, matau, kaip jai ten puikiai sekasi, o man nesiseka, vadinkim. Tai tiesiog daugiau laiko skirti tai pačiai vidiniai tylai, kai vat, kažkas yra neaišku, ar ne, ar vat, man nesiseka, nes man tai padeda iš tiesų, vat, kas labiausiai balansuoja, kad ir aplinkui yra chaosas, bet įeiti tą savo vidinę tylą. Tiesiog tokia tyla, kur atrodo, nu, vat, nurimsta visos mintys, viskas susidėlioja, susibalansuoja ir gali žengti į tą dieną taip, kaip į šiandien žengėsi, be kažkokio savęs spaudimo, nes tada, nu, vėl, nu, labai sunku, kai pradedam lygiuotis į kažką, ar ne, bet jeigu jaučiam va, tą vidinį impulsą, kad kaip tarpinė stotelė, aš jaučiu tą ugdymą šeimoje, nes tai atsiveria toks, nu, vaiko platuma. Vis tiek ten gerai yra tie bendrieji dalykai, bet tu gali labiau matyti vaiką, jausti jį,
padėti jam skleistis, į kur jis eina, jo va, ta prigimtis ir jo atsineštiniai dalykai. Tai tiesiog norisi ir palinkėti to drąsaus žingsnio žengti palei savo vidinį jautimą, nes kartais būna, kad neturim to galutinio atsakymo, dar kam to reikia, kodėl reikia, bet tas paveikslas susidėlioja po kelių metų ir jeigu vat, jaučiam tą impulsą, kad tai yra, kad jau bent tokį vat, virpesi, kad man tai įdomu, ar ne, vat, tas ugdymas šeimoje ir žengti, nes viskas ir susidėlios palankiai. Dar ten būna ar neklausimas, o tai kaip vat, su darbais, ar ne? Nu taip, aš kol kas vat, turiu mažiuką dar ten priežiūros tose atostogose, bet aš tiesiog tikiu, kad viskas susidėlios, tas mokymasis jis apima, nu, vat, plačiai, tai nėra, kad dabar nuo 10 iki 12 ar iki 2 sėdim, ar ne, ten gyvenimas išlieka, gyvenimas su vaikais išlieka ir tu jie vat, gali palei save tą laiką dėliotis taip, kaip norisi, kaip reikia. Yra ar ne ir tėtis, ir kiti žmonės prisidėti prie to. Tai nu, nėra, kad tik tai vat, aš emuosi to ir viskas, ir tarsi savo, vat, kaip kiti, ar ne tas atgarsis savo gyvenimą pametu. Bet tas ir yra dėkingumas, kad tai yra mano gyvenimas, tampa mano gyvenimu ir aš vat, savo vaikus galiu palydėti, nu, vat, susikibus už rankų, eiti kartu į gyvenimą. Nes svarbiausia, ką aš dabar jaučiu, tai va tas ryšys, kuris galbūt ar ne šiandien yra nepatogus kai kam, nes ten atsako, kaip tas vaikas tavim kalba, ten pradeda kažką rėkti. Bet ką ir atsakau, kad bet jis ne iš baimės, ta prasme, jis neturi manęs bijoti, jis yra nu, tame lygiavertė sąmonė ir žmogus, kuris gali atsakyti, ne, aš nenoriu, ir jis neturi man paklusti. Tame ir yra dėkingumas, kad jis auga asmenybė su noriu, nenoriu, o ne tai, kad jis iš baimės turi manęs bijoti ir ten ar nelankstytis, sakyti taip, mamytė, gerai, bet prašau, čia tau visokių emocijų vat yra ir labai aš džiaugiuosi tuom, kad gali įvardinti, kad aš dabar aš nesu piktas ir mane tiesiog užknisa dabar viskas ir kas yra su to blogai, nu jis tiesiog duodi erdvės, o ne dar spaudimo, kad ne tu čia man dabar turi bet kažkaip gražiai atsakyti. Ir dar va tas momentas, kad aš tikiu tą ateitimi, kad ką dabar įdedi į tą patį ryšį, tai išliks visokiojopai, ne tai, kad manęs bijos, nenorės ten ar ne, kad mes ir to pačiu artimi, va tas artumo jausmas ir buvimas neatskirtyje, kaip pat vaikai ir tėvai, bet ta bendrystė tokia tikra, va tas buvimas tikras, apie tą tikrą ryšį, kuris yra visoks, kuriame yra ir ašarų, ir pasakymas ne, ir taip, ir galbūt kažkoks, vadinkim, ar ne, netinkamas žodis, bet tu kaip mama, tu tiesiog nu, nepriėmi, kad dabar kaip tu čia mane pavadinai. Nu, okei, nu, tu tiesiog yra, va, tu dabar pyksti ir, na, ir ta saviraiška tokia, kad, nu, palei tą pačią raidą, jis dabar, ar ne, mažiau tos savikontrolės turi išsakę, bet tu neini jo ir neplaki, o tiesiog priėmė. Taip, nes nu, mes jau turbūt vat, ir jau žinom tą nueitą kelią, kad nu, tai, ką davė, tai, kas buvo užblokuota, paskui reikia atblokuoti. Tai tiesiog, kaip sakau, aš žiūriu tą vaiką kitą kartą, va, tas kaip ir tu pasakoji, ar tos emocijos, ar dar kažkas, aš jį žiūriu, galvoju, kaip gražu ir kaip aš džiaugiuosi, kad tu sau leidai šitaip. Man reikėjo nugyventi 30-40 metų, kol aš mokinausi sau leisti taip pasakyti, taip išreikšti, nes vidus visas jautė, kad nu toj bus kažkokia, vat, kaip ir tu sakai, bausmė, kažkoks griežtesnis žodis, kažkoks užslopinimas, pasakyti taip negalima, taip negražu, taip nemandagu. Ir kiek viso to vat, viduj buvo, nu, visokių tų pojūčių, tai išgryninti. Ir gal netgi dar tebesitėse tie procesai, tai aš vaiką žiūriu ir sakau, ačiū tau, kad tu man rodai savo pavyzdžių, kaip pasakyti ne, kaip pasakyti vat, savo nuomonę. Ir ir tai yra didžiulis grožis, nes tie va tokie pavyzdžiai, kuriuos mes žiūrim ir galvom, nu, vat kaip fainai, kad žmogus sau leidžia. Taip, kartais tai atrodo, vat, kaip trigerina, kaip nervina, arba pyktis ima, kodėl nei savo atleidžia, o aš savo neleidžiu, arba kaip jisai ten gali kažką daryti, bet čia yra apie tą, kas mano viduje tai užblokavo ir uždarė, kad tai yra manyje, tik kažkas pasakė, kad tai negalima ir mes to patikėjom. Tai vat grožis tame, kad yra daug kas rodo ir mums belieka tai pamačius mokintis.
mokintis ir sau leisti irgi būti tais tikraisiais. Ir aš pilnai tikiu, kad kai mes patys išmoksim, tiek tas vaikas, kai man rodo kažką ir aš pilnai vat, ir išmoksiu patys tai daryti ir sakyti, ir gal jam net nebesinorės taip daryti, nes tiesiog jisai jaus, kad viskas, jau mes atsiskaitę tarsi, tu mane išmokai, aš tave išmokiau ir mes dabar abu mokam. Ir tada atsiranda ir ta pagarba, ir ta tolerancija, ir priėmimas vienas kito, nes tiesiog atrodo, matai vėl tame prasme, dėl ko aš taip su tavim elgiausi ir kodėl tu su manim taip elgiesi. Tai iš tikrųjų labai gera buvo su tavim pakalbėti, vėl pasimaudyti tavo patirtyje, tavo tose būsenose, ką tu išgyvenai, per ką tu praėjai, kame tu esi. Ir aš tikrai irgi nesu apie tai, kad tai bus lengva ir paprasta, arba kad viskas bus kaip ten, va, kaip sakai, vaikas atsisės nuo ryto ir sakys, aš dabar viską darysiu. Tai nėra ir apie tai, kaip ir mes va, tą gyvenimą atrodo norėtumėm taip susidėkoti, kad susidėlioti, kad aplink būtų tik viskas, nu, vat, palanku, paranku, bet tai mūsų nebeaugina. Nu, ir vėl gali sakyti, kai žmogus save užprogramuoja, kad būtų tai. Bet tai nėra apie tą, kad savo pasunkini gyvenimą, bet tiesiog su ta mintim, kad visko gali sutikti gyvenime ir vienokių žmonių, ir kitokių žmonių, ir jie nėra, kad tave bausti ar su tavim kažkaip blogai elgtis. Jie tiesiog sako, gal tu jau kažką išmokai ir tu dabar pritaikyk praktiškai ir parodyk, kaip tu moki ribą nubrėžti, kaip tu moki savo nuomonę išsakyti, kaip tu moki pasakyti ne, kaip tu moki savo tiesą ištransliuoti, kuri gal visiškai yra netokia, kaip visi kiti, kad sako. Ir čia apie tai. Apie gyvumą ir tikrumą, vat ar ne, tas Taip. gyva, kas gyva, juda ir tikra. Tai vat Ir kas augina toks yra mus. Nu, ta gyvenimas. prasme, Taip. mes taip ir įmaterinam savo tas ir naujas duotybės, ir naujas savybės, ir atpažįstam, kas iš tikrųjų buvo manyje, tik tai aš buvau nuneigusi savo, kaip tą energiją, prigimti duotybę. Tai va. Atsisveikinsim turbūt. Ačiū tau. Ačiū tau. Ir kas Ačiū. žiūrėsit, gero žiūrėjimo ir tikiuosi, kad buvo kažkiek naudinga.